Portalas N2525. 25 dieną vasario mėnesio 2025 metų yra portalinė diena finansiniam augimui ir galimybių atvėrimui. Ši data yra ypatinga savo numerologinė struktūra, kuri susiveda į skaičių 18, kuris susiveda į skaičių 9, kuris rezonuoja su atsiskyrėlių arkanu. Taro sistemoje tai gilios transformacijos, vidinės išminties ir naujų galimybių skaičius. Kaip žinome, 2025 metai taip pat susiveda į atsiskyrėlių arkaną. Šios dienos energetika padės peržengti senas ribas, finansiniai sąmonės plėtimas, naujų galimybių atvėrimas. Šiandieną galima gauti aiškius atsakymus, įžvalgos apie tinkamus sprendimus versle, investicijose, karjeroje. Galima sąmoningai sukurti savo ateitį. Ši diena veikia kaip stiprus energetinis portalas, padedantis užprogramuoti sėkmę. Kodėl būtent 2025 ir kodėl būtent portalas 2525. Numerologijos skaičius 2525 tai 7 ir 7 kombinacija, kuri sustiprina dvasinį augimą ir materialinės realybės transformaciją. Tai kodas, kuris padeda atverti pasąmonę didesniems finansiniams srautams, pritraukti klestėjimą ir įtvirtinti gausą. Galima atlikti ritualą su 2525 finansinės gausos aktyvavimas. Pirmas žingsnis – tai užrašykite kodą 2525 bet kokiu rašikliu ant bet kurio ariešo. Antras žingsnis – ištarkite garsiai. Kodą 2525 užrašau visam mėnesiui, save finansiniam augimui įkraunu, taip ir tebūnie. Taip yra nuo šios minutės, nuo šios sekundės, taip yra. Trečias žingsnis. Kitą dieną apveskite šį kodą rašikliu dar kartą. Ketvirtas žingsnis. Trečią dieną pakartokite apvedimą. Tai užfiksuos jūsų finansinės sėkmės energiją ilgam laikui. Ši data tai galimybė įtvirtinti naują finansinės gausos etapą savo gyvenime. Jei pajusite impulsą, galite šią praktiką atlikti ne tik savo, bet ir su artimaisiais, dalindamiesi šią stiprią portalų energiją. Būkite pasiruošę priimti naujas finansinės galimybės ir įtvirtinti gausą savo gyvenime. Su jumis buvo Elytė Avietian,